Labą dieną visiems konferencijos dalyviams. Pirmiausiai noriu pasveikinti visus su gražia aplinkosauginė švente, pasaulinė Žemės diena. Labai atsiprašysiu. Tai pasaulinė Žemės diena, kuri sutampa su pavasario lygiadieniu ir nuo šios dienos, beje, dienos pradeda ilgėti ir atsiranda daugiau šviesos. Taigi labai simboliška, kad šiandien pradėjome diskusiją ir aktualių klausimų valstybinių miškų ateities vizijos tema. Ir mūsų šios konferencijos renginį atidaryti kviečiu aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Kęstutį Mažeiką. Prašom, Kęstutį, jums pagrindinė pareiga dabar pristatyti ir įvesti mus į tą optimistinę diskusijų nuotaiką. Labai gera pradžia, ačiū Virginija. Sveiki, mėly miškininkai, tikrai teko ne vieną jūsų matyti ir jūsų darbo vietoje ir diskusijose siauresnėse ir platesnėse. Ir iš ties džiaugiuosi, kad simboliška ta diena. Šiandien galiu dar kartą ir pasveikinti jūsų tą Žemės dieną. Tikėkim, kad ta diena atneš mums tą naują pradžią ir tos dienos ilgėjimo laikotarpis taip pat suteiks mums tos vilties ir gerų minčių, dėl ko mes čia ir susirinkome, ar ne? Ir pagrindinis galbūt tikslas yra, kad šiandien pradėti tą naują diskusiją nuo naujo to lapo, kurį mes lygtais atverčiame. Lygtais emocijas reikėtų padėti šalin. Buvo tas laikotarpis ir susierzinimų, ir pykčių, ir visokių kitokių, tačiau tikrai norime, kad tai būtų palikta užmarštyje ir kad šiandien galėtume kalbėti apie tikrai tuos realius darbus. Turime tą vadinkim, pirminę medžiagą, apie kurią galime diskutuoti, kelti probleminės vietas, kelti klausimus, kur matome problemą, kur galime pataisyti, kur galime padaryti geriau. Ir dabar klausimui persikėlus į mūsų aplinkos apsaugos komitetą, kur tikrai turėsime plačias ir atviras diskusijas, galima tikrai bus apie viską kalbėti. Suradome netgi didesnę patalpą šitų klausimų svarstymui, taigi visi suinteresuoti galėsite atvykti, pasisakyti ir išdėstyti savo mintis. Ir tikrai kviečiu kalbėti apie tai, kokius saugiklius reikia sudėti, nes tikrai buvo daug įvairių pasisakymų, kur yra gerai, kur yra blogai. Tačiau norime, kad tai būtų mūsų bendras darbas ir kad nereikėtų po to kažką tai kaltinti, o galėtume pasakyti, kad tai buvo mūsų bendras darbas ir mes jį padarėme gerai. Tai linkėdamas šiandien produktyvaus darbo ir to rezultato pabaigoje, kuris mums galėtų būti atspirties taškas mūsų įstatymo pateikimui, tai ir kviečiu konferenciją pradėti. Virginija, ačiū. Ačiū labai už tokią įkvepiančią kalbą. Na, o prieš pradėdama tą darbinę konferencijos dalį, pirmiausiai noriu trumpai pakalbėti apie mūsų konferencijos programą, trumpai apibrėžti. Tai pirmoji priešpietiniai daly. Mes pranešimus skaitys tiek aplinkos ministerijos kitų institucijų atstovai, taip pat konsultantai ir smulkių medienos pramonės įmonių atstovai. Pirmoje dalyje, todėl norėčiau pirmiausia gal pakviesti visus pranešėjus, kurie pirmoji dalis skaitys pranešimą į prezidiumą. Jau turime Martyną Norbutą, toliau norėčiau pakviesti docentą Albiną Tebėrą. Taip pat Baltijos kooperatyvinio valdymo instituto atstovą Rytį Ambrazevičių ir generalinės miškų urėdijos urėdo pavaduotoją Andrių Vancevičių ir Audrių Radvilavičių, Miško darbų rangos asociacijos atstovą. Prašom visi ateiti ir kol susirinks prezidiumo nariai. Toliau noriu paminėti, kad 12 val. Visi kviečiami prisijungti prie Žemės dienos minėjimo, iškeliant Žemės vėliavą. Taigi be 10:12 visi draugiškai išeisime į Nepriklausomybės aikštę ir pakelsime Žemės vėliavą, taip pat paklausysime vaikų kolektyvų prisistatymo. Kartu noriu pasakyti, kad šios Žemės dienos proga taip pat vyksta jūsų kolegų miškininkų, Švenčionėlių miškų urėdijos darbuotojų, fotomenininkų paroda ir kviečiame visus pasižiūrėti tą parodą, o po mūsų pertraukos, kuri baigsis 12:30, prašom visus laiku sugrįžti, kadangi turėsime labai kilnią misiją
pasveikinti mūsų fotomenininkus pristatančius parodą. Kitoj parodos daly toliau pakviesime tiek miškininkų darbuotojų atstovus, visuomenininkus, taip pat mokslininkus ir jaunuosius miškininkystės specialistus. Na ir 14:30 vyks diskusija, po kurios mes priimsime rezoliuciją ir 15 valandą numatoma spaudos konferencija. Taigi dar noriu priminti dėl vedimo tvarkos, kadangi mūsų darbotvarkė labai įtempta ir laikas labai ribotas, tai kiekvienam labai siūlau įsiterpti į laiką ir kadangi, kad nereikėtų visų stabdyti, aš tiesiog norėčiau pranešti 3 minutėms likus iki pranešimo pabaigos. Mano padėjėjas Tomas skambučiu informuos jūs, o aš jau po to priminsiu, kad metas baigti. Taigi mes visi turime daug ką pasakyti, daug kalbėti ir visi pranešimai svarbus ir tada stengiamės įsitilpti į laiką. Na, o dabar pasinaudodama pranešėjos vedančiosios galbūt vardu, aš paskaitysiu pranešimą apie valstybinių miškų reformos gairės ir kompromisų paiešką. Taigi, turbūt mane visi pažįstate, bet kas nepažįstate, prisistatysiu. Esu Seimo narė, Virginija Vingrienė, aplinkos apsaugos komiteto narė. Na ir šiandieną dirbu miškų klausimais. Šiandien pati svarbiausia turbūt tema yra miškininkystė, miškų reforma, kuri sukėlė tiek daug aistrų ir galbūt padaryta nemažai klaidų ir pati pagrindinė klaida tai kalbėjimuose nebuvimas ir kompromisų gal paieškos nebuvimas. Taigi šiandieną patvirtinus arba priėmus mūsų įstatymo projektą, po pateikimo pritarus jam, atveriame kelius plačiai diskusijai ir labai siūlyčiau visiems žiūrėti tik tai į priekį, nesidaryti atgal ir manau, kad iš kiekvienos situacijos mes turime pasiimti tai, kas geriausia, nes kiekvienas postumis yra kartu ir stimulas judėti pirmin, tai ir linkiu visiems pirmin judėti su tom optimistiniam nuotaikom, prasidėsinčioms mūsų šviesėjančių dienų gaida. Taigi, kokia yra svarba šito mūsų diskusijos, mums kalbėti nereikia. Kas yra miškas, jūs visi geriausiai žinote, kad tai yra pats svarbiausias gamtos išteklius ir didžiausias šalies turtas, ne vien tik finansinė, bet ir aplinkosauginė, taip pat kraštovaizdžio, rekreacijos prasme. Ir miškas taip pat su mišku susiję didžioji dalis visuomenės, tai ir kraštovaizdis, ir gyvenimo kokybė, ir galimybė miške praleisti laisvalaikį, ar rinkti miško gerybės. Tai bet kuriuo atveju reforma ir pokyčiai palies didžiąją dalį visuomenės. Todėl sprendimai, pokyčiai, reforma, kurios būtinybė neabejoja niekas, tikrai privalo būti pagrįsti ir visuotinai teisingi. Na, kritikuoti žinoma lengviausia, bet daug sunkiau yra įrodyti, kad gali padaryti geriau už kritikuojamą objektą. Taigi, galbūt aš neatsiimsiu šiandien kritikuoti, bet norėčiau pristatyti, kaip daryčiau aš, jeigu šiandien būčiau aplinkos apsaugos ministrė, kokių veiksmų šitoj reformos kontekste reikėtų imtis. Taigi, pirmiausia, mes turime nusistatyti reformos gaires ir viena jos pagrindinių krypčių yra mūsų valdančiosios daugos, tai yra Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos rinkiminės programos nuostatų įgyvendinimas. Taip pat valdymo reformos tikslai turi būti svarbus, nustatyti ir jų pagrindimas, suderintos visų visuomenės atstovų lūkesčiai ir mintis, taip pat išnagrinėtos alternatyvos, kurių šiandieną trūko, bet aš manau, mes atveriame kelius joms pristatyti. Ir reformos be abejo proceso skaidrumas, nes daug minčių ir galbūt įvairiausių gandų kilo todėl, kad nebuvo kalbamasi, buvo praleista tikrai proga kalbėtis su visais visuomenės atstovais. Kuo yra svarbus mūsų LVŽS rinkiminės programos aspektai, tai kad mes krypstame link bioįvairovės išsaugojimo ateities kartoms. Taip pat vienas iš svarbiausių aspektų yra regionų plėtros aspektas ir darbo vietų regionuose didinimas, visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą ir viešojo sektoriaus skaidrumo didinimas. Ką dar norėčiau atkreipti dėmesį ir turbūt didžiausių iššūkių būtų tai,
darnios miškininkystės įsipareigojimai mūsų rinkiminėje programoje. Nekalbėsiu apie juos visus, bet kas labiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad mes davėme pažadą rinkėjams, jog vėlgi valstybinių miškų mediena būtų aprūpintas vietinis medienos sektorius ir tam svarų žodį turėtų tarti savivaldybės. Kitas klausimas - aukštos pridėtinės vertės medienos produktų eksporto dominavimas lyginant su žaliavinė mediena šiandien. Na ir pats svarbiausias turbūt uždavinys yra plynų miškų kirtimų sumažinimas iki 30%. Visa tai turi būti tikrai neišvengiamų žingsnių. Ir mes apie tai turime galvoti ir tas duoti pažadai turi būti gyvendinti. Toliau. Vėlgi einame prie valdysenos tobulinimo ir valdysenos tobulinimo aspekte turi būti suderinta su pačioms tobuliausioms ir geriausiomis praktikomis pasitelkiant geriausius profesionalius ekspertus. Turi būti taip pat suderinami socialiniai aspektai ir įteisinta, kas bus atsakingas už kitus miško funkcijų paskirties įgyvendinimo aspektus, tokius kaip bioįvairovė, kraštovaizdis, miško tvarkymas ir miško valdysenos miškų tvarkymo aspektai, tai turi būti aiškiai įvardyta. Be abejo, turi būti vertinti alternatyvos kaštų ir naudos analizė. Taip pat pokyčių socialinio vertinimo aspektai. Ir kas dar yra labai svarbu, šiandieną nerimą keliančios mintys apie galimą nuėjimą latviškų kelių, atveriant kelius privatizacijai arba miškų išnuomavimui. Tam turi būti sudėti saugikliai ir tam mes imsimės iniciatyvos. Na, vėlgi, jau paminėjau apie tai, kad mes tikrai turime turbūt labai aiškiai įvardyti įstatyminių pagrindų, kaip bus užtikrintos ir kas bus atsakingas už kitų miško funkcijų įgyvendinimo aspektus. Toliau. Ir galiausiai interesų suderinamumas, kaip jau ir minėjau, miškas apima su mišku susijusios visos visuomenės grupės ir jų interesai turi būti suderinti kompromisų pagrindu. Be abejo, mes turbūt neliksime nei vienas patenkintas iki galo, nes turėsime aukoti savo tam tikras pozicijas, bet tik tai tokiuose sprendimuose gimsta tikrai patys teisingiausi variantai. Taigi, reikalingos atviros diskusijos, kurias ir pradėjome šiandien, kompromisai ir bendras vizijos matymas ir pokyčiai gali būti pradėti tik esant visuotiniam sutarimui. Taigi, vėlgi daugiau mums reikia tikrai diskusijų, taip pat kas svarbiausia, tai yra atsakomybės prisiėmimas. Tai būtų pagrindinis variklis, darant rimtas reformas, nes šiandienai turbūt mes stokojam politinę atsakomybę, tikrai galbūt tiek neįpareigoja ir nemotyvuoja, kiek būtų įsipareigojimas prieš pačių sąžinę, kaip mes iš tikrųjų pertvarkysim ir kaip tvarkysim savo miškus. Tai yra be abejo užduotis, tai yra namų darbai mūsų reformos rengėjams, aplinkos ministerijai. Ir norėčiau palinkėti didžiausios sėkmės. Nedėkosiu už dėmesį. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad noriu palinkėti tikrai labai prasmingų, rezultatyvių diskusijų. Ir geriausios sėkmės. Na, o dabar aš norėčiau pakviesti aplinkos viceministrą Martyną Norbutą, kuris pristatys reformos tikslus ir pagrindinės priežastis. Labadiena. Aš pasistengsiu iš tikrųjų šnekėti galbūt netgi trumpiau, negu man duotas laikas, sutaupant kitiems pranešėjams, nes mūsų pozicija jau ne kartą buvo pristatinėta. Pirmiausia, aplinkos ministerija sako, kodėl tos pertvarkos reikia. Tai mažas miškų urėdijų veiklos ekonominis efektyvumas. Dėl to, kad iš tikrųjų 42 juridinėse asmenyse dubliuojasi tos pačios funkcijos. Akivaizdu, kad pertvarkos čia reikia, nes mes puikiai žinome, kad yra naudojamos 5 skirtingas buhalterinės programos, yra akivaizdus atsilikimas IT srityje, yra besidubliuojantis darbai, kuriuos atlieka būtent darbuotojai tam tikrų specialybių kiekvienoje urėdijoje.
Ir iš tikrųjų, jeigu mes norime efektyvesnės valdysenos, tai pirmiausia, mes turime prieiti prie modelio, kuriuo remiantis būtų galima valdyti įmonės paprasčiau ir lengviau. Kita priežastis, pirmiausia, epizodiškas finansavimas, neužtikrinant deramą aplinkos saugą ir miškų ekonominių funkcijų palaikymą. Taip, investuojame čia pinigai, tačiau mes kaip būtent aplinkosaugininkai ir aš atėjęs iš nevyriausybinio organizacijų, taip pat turintis patirties, manome, kad investicijos turi būti didesnės. Kitas labai aiškus pavyzdys, netgi ir valstybės valdomose miškuose yra pažeidimų ir nemažai pažeidimų. Pirmiausia, taip pat matote fotografijas apie gamtinės buveinės, tai yra 2013-2014 metais inventorizuotos buveinės, 2016 metais ten padaryti kirtimai. Kodėl taip pat mes iš tikrųjų galvojame apie darbuotojų apsaugą ir to paaiškinsiu kodėl. Akivaizdu, kad yra labai neproporcingas atlyginimų paskirstimas ir jeigu mes šnekame apie tas pačias funkcijas atliekančių darbuotojų skirtingą apmokestinimą, tai tai neturėtų būti. Skirtingose urėdijose žmonės taip, jie dirba šiek tiek skirtingai, tai priklauso nuo regiono. Tačiau mes manome, kad būtent už tą patį darbą turi būti mokama labai panašiai visose urėdijose. Tai dėl to iš tikrųjų tą galima pasiekti per vieną įmonę ir turint ne mažiau negu 25 padalinius urėdijas. Darbo užmokesčio konkurencingumas, vėlgi, jeigu mes šnekame, kad nenorime prarasti žmonių iš regionų, mes turime užtikrinti, kad darbo užmokestis būtų labai panašus bent jau į kaimyninę šalis, kur žmonės dirba tą patį darbą. Jeigu mes nenorime, kad tie žmonės dairytųsi aplinkui ir išvažiuotų. Tai dėl to yra būtina kelti atlyginimus ir dėl to reikalingi aišku resursai. Kitas labai specifinis dalykas, kurį vėlgi, jeigu jūs pažiūrėsim į statistiką, kiek per pastaruosius metus neteko urėdijos darbuotojų, tai skaičiai yra įspūdingi. Netgi dabar, egzistuojant su 42 juridiniais asmenimis, jau dabar netekimai yra šimtais darbuotojų. Kiekvienais metais pasižiūrėkite į statistiką tiek, kiek darbuotojų dirba. Tai mes iš tikrųjų manome, kad konsolidavus 42 urėdijas į vieną įmonę ir esant 25, ne mažiau negu 25 padaliniams, būtų galima užtikrinti, kad vienur, kur techniką, pavyzdžiui, būtų galima naudoti, intensyviau taip ją galima naudoti, bet ten, kur regionuose yra didesnis nedarbas ir mes matome, kad yra, pavyzdžiui, sunkiau prieinama prie miško, ten būtų darbuotojų daugiau. Šiuo metu yra kūriamas modelis, kaip turėtų atrodyti tas vienas padalinys, tas trafaretas vadinamas, bet jis turi būti adaptuotas kiekvieno padalinio atžvilgiu, kadangi 25, jeigu bus urėdijos, tai tokiu atveju kiekviena turi savo specifiką. Ir taip pat ir dėl gamtinių dalykų, ar ne, tai kiekvieną turime adaptuoti, kai kur bus daugiau darbuotojų, kai kur mažiau, kai kur bus specialybių tam tikrų papildomų, nes tai lemia ir gamtinės sąlygos. Ir taip pat norime įdiegti vieningą motyvacijos sistemą, kuomet yra aiškiai apibrėžiama, kokio rezultato mes siekime ir jeigu tam tikra urėdija pasiekia tą rezultatą, tuomet galime skatinti tą urėdiją ir šiuo metu šita sistema neveikia taip, kaip turėtų veikti. Kitas svarbus aspektas, ką jau ir Virginija minėjo, būtent EBPO. Ir ten, jeigu vėlgi pasižiūrėtumėm, ką konkrečiai rekomenduoja EBPO, tai vėlgi tenai šnekama apie tai, kad jie netgi pamini skaičių valstybinių įmonių, kurių funkcijos dubliuojasi visoje Lietuvoje ir jie rekomenduoja vėlgi užtikrinti efektyvesnį ir skaidresnį valdymą. Kaip mes tai darome? Iš tikrųjų mes imame pačių miškininkų bendruomenės atstovų sukurtą modelį, kuriame jau buvo apibrėžta, kad reikia mažinti urėdijų skaičių, kad jis šiuo metu yra neefektyvus. Tada mes įnešame vienintelę naujovę,
tai administravimą perkeliame į centrą ir centras, dar kartą kartoju, ypač socialdemokratam, kadangi matau, nes vis apie tai prie to grįžtama, centras nėra Vilnius. Tai yra būtent regionas. Regionas, nes mes šnekame apie regioninę politiką, centro įkūrimą regione. Tai vienintelis dalykas, kurį siūlome, tai būtent, sakau, administravimo funkcijas perkelti į centrą, kad jos nesidubliuotų. Ką mes toliau darome, tai mes kūrėme saugiklius. Pirmiausia, tai yra saugiklis dėl privatizavimo. Jūs puikiai žinote, kad valstybinės įmonės, kaip ir yra įstatymo pataisa siūloma, tai yra valstybinės įmonės sukūrimas ir jo statusas rašymas į įstatymą, taip pat apsaugo nuo privatizacijos. Be abejonės nėra nieko status quo, tai jeigu Seimas kada nors apsispręstų kitaip, jis gali tą statusą pakeisti. Bet ir dabar, jeigu Seimas nuspręstų arba būtų nusprendęs prieš tai, jis tą patį galėjo padaryti. Kitas svarbus dalykas tai yra didesnė adaptuotas dabartinės prekybos medienos sistema apsauga. Tai yra mes perkeliame iš ministro lygio, kuris tvirtina taisyklės savo įsakymų ir gali iš tikrųjų nesikonsultuoti su niekuo, tiesiog turi tokią teisę išleisti įsakymą. Šiuo metu mes siūlome tai perkelti į vyriausybę. Tai reiškia, kad bus būtina derinimo procedūra su visomis kitomis ministerijomis. Reikia suprasti, kad būtent tai, kai tu derini, o ne pats nusprendi, yra didesnė apsauga negu yra dabar. Ką mes darome? Iš tikrųjų yra konsultacinė grupė, kurioje taip pat yra ir miškininkų atstovų, ir urėdų atstovų. Tai jūs būtent ta grupė dirba prie funkcijų paskirstymo, ką turėtų kiekvienas padalinys, kokias funkcijas atlikti, taip pat centrinė būstinė. Jie taip pat sprendžia, kokiais principais remiantis būtų galima apjungti tas egzistuojančias urėdijas dabar. Tiesime tiltus, iš tikrųjų stengiuosi visą savo laiką investuoti į tai, į pasitarimus, į neformalius susitikimus, tiek ir susitikimus ir su profesinė sąjunga. Labai džiaugiuosi, kad šią savaitę mes dar kartą susitiksime. Ir būtent, ką mes darome daugiau, tai tiesą pasakius, kovojame su melu ir dezinformacija. Aš noriu parodyti jums puikų pavyzdį, kuris yra va čia ir vaikšto po visas urėdijas. Man skambina žmonės iš įvairių urėdijų ir klausia, ar toks dokumentas egzistuoja. Tai tokio dokumento neegzistuoja. Šitame dokumente yra parašyta neva viceministro vardu, kurios urėdijos turi likti, kurios neturi likti. Noriu pasakyti, kad ne aš tai sprendžiu, o sprendžia darbo grupė, kuri turi ateiti su konkrečiais pasiūlymais. Nesu tos darbo grupės narys. Tai noriu pasakyti, kad tokių dalykų, kai iš tikrųjų naudojami dokumentai siuntinėjami, jeigu jums kyla abejonių, labai prašau kreiptis tiesiogiai į ministeriją, nes visi dokumentai yra registruojami sistemoje ir mes galime patikrinti, ar iš viso toks dokumentas egzistuoja. Nes šiuo metu pasirodo yra ir neegzistuojančių dokumentų ir vaikščiančių viešoje erdvėje. Taip pat viena iš skaidrių, kuri yra taip pat naudojama, tai būtent dėl darbuotojų kiekio. Ir paimamas skaičius 1620 ir sakoma, kad tik tai tiek liks. Vaikšto taip pat skaidrių, kuriuose apačioje nėra išnašos ir nešnekama, kad tai neskaičiuojant tiesiogiai miške dirbančių darbuotojų. Tai tada mes galim sakyti, kad 1620 štai skaičius, bet ne. Pasižiūrėkite išnašą, kur yra apačioje. Jeigu jums kyla vėlgi abejonių, mūsų svetainėje šita skaidrė yra skelbiama. Jeigu norite, ministerija pati asmeniškai arba aš galiu ją persiųsti jums, kad jūs žinotumėte, kad tai yra tikrai patvirtinta informacija, o ne įvairios interpretacijos. Mes matėme ir daugiau įvairių skaidrių, ypač pradžioje, kai pristatinėjama reformos gairės. Jų taip pat buvo labai įvairių, išbraukiant tam tikrus žodžius, sakinius ir pateikiant tai kaip ministerijos skaidrės. Tai labai ačiū Jums uždėmesi ir geros konferencijos. Aš labai tikiuosi, kad šiandien bus surasta
daugiau konsensuso, daugiau susikalbėjimo, labai norime jūsų konkrečių pasiūlymų ir taip pat pageidavimų, taip pat jūsų aktyvaus įsitraukimo į patį procesą. Ačiū. Ačiū. Kas mane labai tiesiog sužavėjo ir įkvėpė, ko nespėjau pati pasakyti, kodėl, kad galbūt padidės netgi darbo vietų skaičius. Tai aš ir galvoju kiekvieną kartą, ar reformos sėkmė turėtų būti vien tik tai mažinant darbo vietų skaičių, galbūt miškininkystės sektoriuje kaip tik atvirkščiai turėtų būti ir mes tikrai sumažintumėm tada ir girininkų darbo krūvius ir aplinkosauginius aspektus pagerintumėm. Taigi dabar aš kviečiu prie tribūnos mokslininkų atstovus. O paklausti galima pranešėjų ar ne? Aš, kadangi dabar labai įtempta darbotvarkė, norėčiau klausimus perkelti į diskusijos laiką ir dabar po to galėsite paklausti. Taip, dabar noriu pakviesti profesorių Albiną Tebėrą, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos atstovą, ir jis paskaitys pranešimą apie miško išteklius ir jų naudojimą įvairiose šalyse ir atkreips žvilgsnį į ateities miškininkystę. Taigi, prašom jums. Gerbiami konferencijos organizatoriai, malonūs Seimo nariai, gerbiami kolegos. Pradėjusiai šitą pokalbį kažkaip mus pabandė truputį įvesti į optimizmo tam tikras gairės. Aš noriu pasakyti, kaip sakoma, tiesiai šviesiai, mes miškininkystės sektoriuje šiandien turime susikaupusi didelį pyktį. Kur veda pyktis? Pyktis veda prie agresijos ir karo. Karas beveik vyksta. Kiekvieną dieną mes matome vienokius ir kitokius šovinius naudojamus. Kokios karo pasiekmės? Karo pasiekmės didelės netektys. Tai aš taip sakant, truputėlį netiek optimistiškai pradedu kalbėti, bet dabar bandau ir save nuraminti ir visus ir noriu dabar paliesti 3 elementarius klausimus. Tai pirmiausiai, esama padėtis, ką mes turime miškininkystėje ir žvilgsnis į priekį, tik tai žvilgsnis galbūt 2 aspektais. Taigi, esama padėtis. Čia, žinote, gal daugeliui kolegų esančių kai kas ir kartosis, bet aš noriu pasakyti, kad tai iš tikrųjų reikia dabar nusiraminti ir pradėti žiūrėti tiesai į akis ir žiūrėti tai, ką mes turime. Kokius mes turime miškų išteklius, štai pirmiausiai skaičiai. Elementarūs, gal jie ne viską dar mums iš karto pasako. Aš juos šiek tiek plačiau pakomentuosiu. Urėdijų ekonomika. Kas sudaro ekonomiką mūsų? Tai bendrosios pajamos, sumokėti mokesčiai, 4000 sukurtų darbo vietų, darbo užmokestis 36 milijonai, vidutinis darbo užmokestis apie 800 eurų šiuo metu. Turiu pasakyti, kad jis atitinka Lietuvos vidurkį ir tik tai turbūt vieną kartą, tik prasidėjus nepriklausomybei, miškininkai truputėlį buvo įsišokę su atlyginimu, jis buvo šiek tiek aukščiau už Lietuvos vidurkį. Turbūt jeigu mes dabar turėtume didesnį atlyginimų vidurkį, tai miškininkai irgi gautų per galvą, kad, kaip sakant, čia įėjo ne ten, kur reikia. Specialistų darbo užmokestis bendrai sudėjęs sudaro apie 13%. Truputėlį detaliau reiškia, ką reiškia mūsų ištekliai. Mūsų ištekliai, galite matyti, jie nuolat yra augantis, žiūrėsime nuo pokarių laikų, per pastaruosius 25 metus padidėjo 12% ir mūsų Lietuva priklauso šalims, kuriuose miškai sparčiausiai didėja. Galit matyti tik tai keletą valstybių, kurios šito rodiklio mus aplenkia. Pasaulyje žiūrint mes dar efektyviau atrodome, nes mūsų 12% lyginant su kitų kontinentų minusais iš tikrųjų įspūdingi. Ištekliai. Per 60 metų Lietuvoje miškuose padidėjo ištekliai 400 milijonų kubinių metrų. Startavome mes nuo 125, šiandien turime daugiau kaip 500, pusę milijardo. Pagal vidutinį našumą turime 14 vietą pasaulyje iš 232 valstybių.
Naudojimas. Naudojimas Lietuvos miškuose mes Lietuvą priskiriame šiuo metu prie tausojančių kirtimų šalį. Kertame maždaug 1,5% nuo išteklių ir tai panašiai iš mūsų kaimynų daro tik tai Lenkai ir Vokiečiai. Kiti mūsų kaimynai kerta gerokai intensyviau, juodom raidėm pažymėjau Suomija, Švedija, Estija, Latvija. Tai mūsų žalioji spalva, Lietuva pažymėta rodiklytė, irgi mes esame tausojančių kirtimų pačiame kraštelėje. Jeigu dar mažiau kirstume, būtume labai, kaip sakant, daug pūdantis medienos. Kirtimo apimtys per pastaruosius 60 metų jos nepadidėjo, kaip nebūtų keista, absoliutiškai taip, bet nuo išteklių netgi truputį sumažėjo. Jeigu pirmai kirsdavom apie 2%, dabar 1,5%. Taip, pagrindiniai ekonomikos veiklos bruožai. Urėdijos dirba pelningai, mokesčiai per pastarąjį dešimtmetį padvigubėjo, galit matyti duomenis. Ir vakarų šalyse, beje, iškart noriu pasakyti, kur daug yra veikianti viena įmonė, reiškia miškų ūkio išlaidos viršyje pajamas. Šitą turėjote išgirsti. Išlaidos viršyje pajamas ir tai reiškia, kad turbūt ten yra didesnių problemų negu pas mus. Rezultatai šiuo metu apie su mūsų kaimynais. Čia turbūt jau daugam teko matyti šitos duomenys, aš juos pabandžiau padaryti palyginamą analizę ir teigiu, kad šiandien Lietuvos 1 hektaras miškų, esant 1% naudojimui, duoda 110 eurų, kai visose kitose mūsų kaimininėse šalyse tie skaičiai daug mažesni. Pasižiūrėkime dabar veikiančias urėdijas. Miškų urėdijos ekonominės efektyvumas priklausomai nuo urėdijos ploto. Žinoma, ryšiai čia nėra stiprus ir suprantama, ištekliai yra skirtingose urėdijose, bet tendencija yra aiški. Didžiosios, netgi šiandien tos urėdijos, kurios valdo didžiausios plotus, 40 su trupučiu tūkstančių hektarų, neblizga efektyvumu lyginant su mažesnėmis. Jeigu iš pajamų urėdijų atimsime administravimo išlaidas, tai gauname kreivę, kuri irgi rodo, kad didesnio ploto miškų urėdijose šitie skaičiai yra netokie optimistiški kaip mažose. Ir tas dalykas kartojasi metai iš metų per visą šitą mūsų 21 amžiaus laikotarpį. Dabar vieną dalyką pabaigiau. Antrasis. Du keliai. Pirmasis vyriausybės pasiūlyta reforma ir tikslą mes šiandien ir iš viceministro išgirdome, tai efektyvumo didinimas. Dabar viceministras gal mažiau kalbėjo apie kitą dalyką, kuris pradžiai buvo deklaruotas skaidrumas. Tai aš pabandau sakyti, kad vis tiek, imkime nuo pradžios, buvo norima skaidrumo ir efektyvumo. Kokie pagrindiniai planuojami reformos veiksmai? Centralizavimas, įsteigiant vieną įmonę, ir specialistų skaičiaus mažinimas. Šiandien viceministras apie tai mažiau kalbėjo, bet turbūt taip oficialiai yra teigiama 400, ten ir panašiai. Tai pabandau pafilosofuoti truputėlį apie kilsiančias grėsmes, reiškia atėmus iš miškų urėdijų juridinio asmens statusą. Pirmasis ir manau pats svarbiausias psichologinis momentas. Aš truputį apgailestauju, gal ir mūsų aukštojo mokslo darže buvo truputį problema, mes menkai skirdavome dėmesio psichologijai. Tai šitoje vietoje man atrodo, kad tas dalykas dabar gyvenime suveiks. Reiškia, įsteigus vieną įmonę be dalinių juridinio asmens statuso, mes prarasime motyvaciją, atsakomybę, ekonominio efektyvumo paieškų sumažėjimą, miškų ūkių žemutinėse grandyse, tas ves prie bendrųjų pajamų sumažėjimų, tuo pačiu grąžos valstybei mažėjimo ir visą kitą matote. Konkurencijos silpnėjimas, šešėlinės ekonomikos didėjimas, gaminamo foliosios medienos gaminių ir kitos produkcijos apskaitos blogėjimas, regionuose esančių smulkesnių įmonių galimi bankrotai, galimi mažų vidutinių medienos perdirbimų įmonių bankrotai. Darbuotojų skaičiaus mažinimo pasiekmės. Atsiminkime, mes nesame biudžetinės įstaigos, mes esame verslo įmonės, mes tai sakau miškų urėdijos, tapatinu save su urėdijomis.
Taip, tai dažniausiai, kai pradedame mažinti skaičių, reiškia efektyvumas dažniausiai sumažėja. Lietuva pagal miškininkystės sektorių dirbančių žmonių skaičių visas atitinka tarptautinės normas, mažiau turi žymiai mažiau Rusija, Argentina, Brazilija, Afrika arba to šalys, kuriuose yra labai paprasti miškų ištekliai. Tai jeigu pažiūrėsime šitos duomenys, Lietuva gražiame vidurėlyje 4 darbuotojai 1000 hektarų. Taip, kodėl vis dėlto kitos šalys padarė po vieną įmonę? Aš jau biškai užsiminiau, dar pakartosiu. Vakarų šalyse, kadangi pajamos mažesnės išlaidos, tai biudžeto lėšas daug patogiau skirstyti yra per vieną įmonę. Tai aš nežinau, jeigu mes dabar ištiestume ranką į šalies biudžetą, ar čia valstybė mūsų turėtų džiaugtis dėl to. Skandinavijos šalyse menkai išvystyti regionai, ten ir norėdamas Suomijoje, ten, kur yra valstybiniai miškai, nelabai urėdijų įsteigsi. Na ir Latvija, mūsų kaimynai, jau visi dabar pripažįstame, kad tiesiog padarė klaidą įsteigdama tokią įmonę. Tai bandau reziumę pasakyti apie antrąjį klausimą, man šitas kelias nekelia didelio optimizmo. Bandau žvilgti kitomis akimis, tai yra kitoks požiūris į reformą. Aš bandau akcentuoti net ir tikslus truputėlį kitus. Bandau sakyti, kad iš miškininkų mes turime paprašyti 3 pagrindinių dalykų. Didinti miško išteklių vertę, įvairialypę vertę, ne tik tai nesupraskime tik tai eurus, bet ir aplinkosauginius dalykus, didinti grąžą valstybei, racionaliai naudoti užaugintus miškus ir suprantama didinti pajamas. Tik turėdamas daugiau pajamų galėsi gerinti miško išteklius ir didinti grąžą valstybei. Pagrindiniai būdai kokie galėtų būti. Ir čia kardinaliai įsiskiria mūsų požiūriai, nes bandau sakyti, reikia ieškoti būdų, kaip padidinti motyvaciją ir atsakomybę. Reiškia, atimdami sąskaitą ir antspaudą, mes šito dalyko neįsprendžiame, padarome priešingą veiksmą. Taip pat deklaruoju didinti veiklos skaidrumą. Ir matyt, reiškia, suformulavęs aplinkos ministras pradžioje šitą dalyką, aš netmetu, tai reikia daryti. Tai reikia ir būtina. Na ir žinoma, trečias klasikinis dalykas, mūsų miškininkystės reikalai ir čia miškininkai patys gali mokėti, kaip gerinti miškininkavimo būdus ir technologijas. Kažko tai, matyt, baigėsi laikas. Taip, dabar kaip padidinti darbuotojų motyvaciją ir skaidrumą. Tai žinot, pirmiausiai reikia skaidrinimą pradėti nuo konkursų, kur skiriame urėdą. Čia galėčiau plačiai kalbėti, visi daug mažą suprantam, ką aš noriu pasakyti ir tai praleidžiu ir einu toliau. Kitas dalykas, leidžiame žemiau ir miškų urėdijų vadovai. Urėdijoms, manau, reikia suformuluoti aiškius veiklos tikslus, aš juos jau suformulavau 3, ir organizuoti urėdijos veiklos atestavimą reguliariai kas 5 metai. Atestavimo kriterijai. Tie patys, kurie atitinka tikslus miškininkystės. Tai išteklių vertės puoselėjimas. Per 5 metus turėtume pasižiūrėti, kaip pasikeitė miškų išteklių vertė, pasižiūrėti, kaip pasikeitė grąža valstybė per 5 metus ir kaip pasikeitė bendrosios pajamos. 3 rodikliai. Kaip vertinti miškų išteklių vertę? Šiandien tikrai ne ta auditorija, kad galėčiau labai plačiai pasakoti, bet mes turim parengę visą metodiką. Ir kitaip sakant, čia nereikia jokių papildomų kaštų iš esamų išteklių, iš esamų skaičių, tą padaryti, kaip sakant, labai paprasta. Grąža valstybei. Grąža valstybei mums reikia susitarti, kas grąža valstybei. Jeigu mes sakom pelno mokestis, aš protestuoju prieš tokį vertinimo kriterijų ir sakau, grąža valstybei žymiai platesnis dalykas. Tai dirbančiųjų darbų užmokestis, sumokėti mokesčiai, investicijos į darbuotojų aplinkos kokybę ir darbų saugą, investicijos į miškų infrastruktūrą skirtą visuomenės reikmėms. Ir pasižiūrime per 5 metus, kaip kiekvienoje urėdijoje šitie dalykai keičiasi. Na ir bendrosios pajamos, čia paprasčiausia, stebime, kaip keičiasi bendrosios pajamos. Kokia nauda iš šito testavimo?
Iš to testavimo nauda yra tokia, kad nuolat vadovas biški laikomas tam tikroje įtampoje ir jisai atsakingas ne prieš Dievą, ne prieš valdžią, bet atsakingas prieš 3 rodiklius. Tai yra vertė, grąža valstybei, pajamos. Jeigu viskas sekasi, kadencija tęsiasi ir aš netgi priešingai negu ministrė bandau pasakyti, kad kadencijų skaičius neturėtų būti ribojamas. Galima priboti žmogaus amžių, bet kadencijų pribojimas tai priešingai motyvaciją sumažintų. Visą laiką žmogus turi jausti, kad jis gali gerai dirbdamas, dirbti ir toliau. Taip, kas nuo to atsitiktų? Iš tikrųjų, dar patvirtinu, padidėtų motyvacija, atsakomybė, skaidrumas. Suinteresuotos grupės negalėtų savanaudiškai įtakoti urėdų skirimų. 10 kitų dalykų, jau laikas tikriausiai baigėsi, bet labai trumpai pasakysiu. Čia jau daugiausia su miškininkystė susėti reikalai. Tai pirmiausiai mums reikia pasižiūrėti į miško auginimo procesus ir juos šiek tiek pakeisti. Ten yra rezervų, našumui didinti apie 20%, vertai didinti dar daugiau. Optimizuoti medynų tūrių prieaugio ir naudojimo balansą. Čia rezervas didesnis negu visa reformos sumanytojai skelbia. Kitos priemonės. Reiškia, apie prekybą mes pašnekame, tai plati tema ir mes važiuodami čia, reiškia, ilgai diskutavom, tai aš tikrai neturiu laiko daug kalbėti, bet tai yra pataisytinų dalykų ir čia galima irgi keletą milijonų susitaupyti toje vietoje. Reiškia, na ir kiti dalykai, aš tikrai jau nepatogiai jaučiuosi. Štai dar vienas šaltinis, ko mes menkai naudojame, tai kaimų plėtros fondo lėšų, tik tai miškininkai 500 milijonų sunaudojo, kai buvo apie 80 milijonų miškininkystėj. Reiškia, iš tikrųjų reikia padaryti vieną kartą normalią, modernią informacinę sistemą, racionalizuoti darbų technologijas, išgyvendinti neracionalias veiklas, tikslinti produkcijos apskaitą, optimizuoti viešų pirkimų organizaciją ir dėl to truputėlį atsiras galimybės tobulinti vadybą. Taigi, paskutinis mano sakinys, atsakingai pareiškia, antrasis kelias prasmingesnis. Ačiū Jums labai. Už labai tikrai gražius miškininkystės apibūdinimus. Na, o dabar norėčiau pakviesti pristatyti smulkios medienos pramonės lūkesčius ir kviečiu pasisakyti nesenai įsikūrusios miško darbų rangos asociacijos atstovą Audrių Radvilavičių. Labadiena, gerbiami konferencijos organizatoriai, dėkui už kvietimą, gerbiami kolegos miškininkai. Leiskite pristatyti šiek tiek vaizdą iš miško rangovų pusės ir pasidalinti tai, kokius skaudulius mes turim šiandieną, galbūt kai kurie nuskambės ir ne visai smagiai, bet tai yra išdiskutuota mūsų asociacijos susirinkime, nuomonių buvo daug, aišku, jos buvo skirtingos, bet vienas iš tokių dalykų, tai kad pas mus irgi stipriai vyrauja demokratija ir mes visgi radom bendrą sprendimą. Taigi 2017 metais, reaguojant į ketinimus pertvarkyti valstybinių miškų valdymo modelį ir buvo įkurta mūsų miško darbų rangovų asociacija. Šią dieną mes vienijam 27 įmonės, bet gauname daug prašymų prisijungti prie mūsų veiklos. Ir vienijam visas įmonės, nepriklausomai nuo jų darbo ar formų, ar tai uždaros akcinės bendrovės, ar tai mažosios bendrijos, ar tai individualios įmonės. Bandėm rinkti statistiką, kiek žmonių dirba tiesiogiai miškuose kaip rangovai. Deja, neradom jokioj statistikoje. Bandėm skaičiuoti pagal medienos skirtimo apimtis ir jų santykį su ūkiniais darbais, tai galėtų būti arti 4000 darbuotojų. Įsibėgėjus diskusijoms dėl urėdijų reformos apie rangovus dirbančius miško darbus praktiškai neužsimedama. O juk rangovai šią dieną atlieka apie 50% miško ruošos darbų ir dar daug darbų visų kitų miškuose, tai jaunulynų ugdymai, miško želinimas, miškotvarkų projektas ruošimas ir visa eilė kitų darbų. Miškas yra vienas iš svarbiausių atsinaujinančių šalies gamtos išteklių, turintys didelę ekonominę, socialinę ir ekologinę reikšmę. Todėl elgtis su šiuo neįkainomu mūsų valstybės turtu reikia ypatingai atsakingai. Mūsų asociacija iš esmės tikrai nėra prieš reformas valstybinių miškų valdymo sektoriuje, bet tai turi būti atlikta labai tiksliai ir apskaičiuotai. Stebint dabar vykstančias diskusijas, susidaro vaizdas, kad lyg kažkas pertvarkos iniciatorius vejasi. Klausimai sprendžiami skubos tvarka, iki galo netlikus skaičiavimų, kokia reali nauda bus gauta,
neatsižvelgiant į jokias kitas nuomonės peršamas vienas pertvarkos modelis. Medis miške tikrai nepradės augti greičiau nuo to, kokiu modeliu bus valdomi valstybiniai miškai. Dar reikėtų pridėti pinigais neišmatuojamą rekreacinę, ekologinę ir kitokią teikiamą naudą. Net ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija rekomenduoja, kad reformos turi būti parengtos kompetentingai, turi neturėti neigiamos įtakos gyventojų pajamų nestabilumui. Atkūrus nepriklausomybę, miškų urėdijos pradėjo ieškoti naujų miško išauginimo ir medienos ruošos darbų organizavimo formų. Siekiant efektyvesnių ūkinės veiklos rezultatų, pradėta atsisakyti nuolatinių urėdijų miškų darbininkų paslaugų, o darbų atlikimui kviesti pradėjusias kurtis tokius darbus atliekančias bendrovės. Per daugelį metų susiformavusią tradiciją, kad miško auginimo ir medienos ruošos darbus vykdo miško ūkio įmonių darbininkai, pakeitė naują nuostatą, pagal kurią šios darbus konkurso tvarka pagal sutartis pavesta atlikti kitoms miško auginime ir medienos ruošoje besispecializuojančioms įmonėms. Tokia miško ūkio ir medienos ruošos darbų tvarka įprasta turtingojo ūkininkavimo formomis ir tradicijomis Vokietijoje bei kitose šalyse, skaitant Vidurio ir Europos šalis. Tokia darbų organizavimo forma buvo pradėta taikyti ir Lietuvoje. Savo laiku miško ruošos įmonės buvo raginamos investuoti į pažangių mechanizmų įsigijimą, viena medvižgė galėjo kainuoti iki milijonų litų. Įsigijus miško techniką pakilo darbų našumas, sumažėjo dirbančiųjų sunkų fizinį darbą žmonių poreikis, nors visi darbai rangovų buvo atlikdami laiku. Tačiau vėliau generalinis miškų urėdijos pozicija pasikeitė. Tokią techniką įsigijo urėdijos. Urėdijos šiuo metu su savo technika dabar dirba geresnėse biržėse, rangomus palieka šlapesnės, mažesnio vidutinio tūrio ar dėl kitų sąlygų brangiau iškertamas ir iškirsti brangiau kainuojančias. Rangovams neligioms sąlygoms pradėjus konkuruoti su urėdijų technika, pradėjus trūkti darbo apimčių, išaugus darbo sąnaudoms ir nebegalite išmokėti lizingo, dalis privačių įmonių technikos buvo grąžinta bankams, kai kurios įmonės likvidavosi ar bankrutavo. 2008-2012 metų duomenimis rangovų darbų savikaina buvo mažesnė už urėdijų medienos ruošos darbų savikaina. Deja, 4 metai tokia statistika arba nerengiama, arba mums jos nepavyko viešai rasti. Be to, privatus darbas našesnis, nes privatininko pelnas tiesiogiai priklauso nuo gamybos apimčių ir savikainos. Urėdijos pasamdžiusios medienos ruošai privačias įmonės išsprendžia daug problemų. Sumažina medienos ruošos išlaidas, greičiau iškerta kirtimo fondą, sumažėja urėdijos atsakomybė už nelaimingus atsitikimus medienos ruošoje, nereikia išaldyti apyvartinių lėšų atsarginėms dalims ir technikai įsigyti, galima tiksliau planuoti medienos pardavimo apimtis, želdymą, nes vykdant darbus rangovams sutartyse numatomi konkretūs darbo atlikimo terminai, todėl daugiau dėmesio galima skirti miško apsaugui, auginimui ir kitiems veiklos barams. Todėl mums ne visai suprantamas urėdijų sprendimas vėl grįžti prie savo gamybos. Rengiant konkursus darbų atlikimo rangos būdu, reiktų vertinti ne vien finansinę sandorio pusę. Šiai dienai galioja nuostata, kas darbus atliks pigiausiai. Bet rangovų realias galimybės atlikti darbus tinkamame lygmenyje, jų gebėjimas stabiliai dirbti. Galvoti apie normalių, nežeminančių darbo miške prestižo darbo vietų išlaikymą, apie galimybę vystyti privatų medienos verslą stabiliai veikiančių rangos įmonių pagrindų. Reiktų suformuoti ir įgyvendinti rangos sutarčių sudarimui strateginio investavimo medienos ruošos sektorių politiką. Įgyvendinant šią politiką reikėtų siekti tokių tikslų. Rangos įmonėms turėtų būti taikomos tam tikros lengvatos apmokant ir perkvalifikuojant dirbančiuosius. Tai galėtų būti trumpalaikiai kursai, specialių mokymo priemonių leidimą, darbuotojų testavimas, stengti sudaryti ilgalaikę sutartis su rangos įmonėmis, kad būtų užtikrinta galimybė turėti tam tikrą skaičių dirbančiųjų ir techninės priemonės specialaus profesinio pasiruošimo reikalaujančių darbų atlikimui. Medienos ruošos technologijų Lietuvos miškuose sektoriaus vystymasis turėtų būti vykdomas taip, kad realiai, pabrėžiu realiai, atitiktų šalies miško ūkio FSC sertifikavimo reikalavimus. Man atrodo, kad šiuo metu veikia tik dalinai. Užsakyti tyriamosius darbus, apimančius ne tik finansinių medienos ruošos procesų ypatybių analizavimą, bet ir technologinę ekspertizę bei platesnį makroekonominių socialinių pasiekmių svarbių kaimo infrastruktūros vystymui numatymą. Dabartiniu metu medienos ruošos darbams atlikti urėdijos skelbia supaprastintą atvirą konkursą. Pagal nustatytus kriterijus atrenkami rangovai. Skelbiant konkursą urėdijos vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų, konkurso eigą prižiūri viešųjų pirkimų tarnyba. Tai atrodo, kaip ir viskas būtų gražu ir viskas gerai. Sutartys su urėdijomis pasirašomas dažniausiai 1 metams su galimybė pratęsti iki 3. Sutikit, tai yra per trumpas laikas investicijoms į mechanizmus atsipirkti.
Todėl rangovai labai stipriai rizikuoja įsigydami kelius šimtus tūkstančių eurų kainuojančią techniką, negalėdami planuoti darbų apimčių. Todėl 2016 metais miško traukimo mechanizmų įsigyta dvigubai mažiau negu 2015. Per 2016 metus nebuvo parduota nei viena nauja medkirtė. Urėdijose naudojamos miško technikos darbo savikaina yra didesnė rangovų. Todėl urėdijos norėdamos, mes taip manom, todėl urėdijos norėdamos sumažinti bendrą darbų savikainą paslaugų pirkimo konkursuose ėmė taikyti maksimalių įkainių praktiką. Jei siūlomo kaina didesnė, pasiūlymas paprasčiausiai atmetamas. Dar įdomiau tai, kad tarkim kaimininės urėdijos tiems patiems darbams atlikti taiko ženkliai skirtingas maksimalių įkainių lubas. Ir visiškai neaišku, kokią metodiką maksimalūs įkainiai aplamai apskaičiuojami. Ta maksimali kaina kai kur tapo žemiau objektyvios savikainos. Gal aš trumpai, realybė yra tokia, kad esant tokiai padėčiai, vykstant valstybinių miškų valdymo pertvarkai, darbus miškuose vykdančioms įmonėms tampa labai neramu dėl savo investicijų ir darbuotojų ateities. Viešuose pasisakomuose visiškai nekalbam apie rangovų padėtį po pertvarkos, lyg tokių žmonių nėra. Koks valstybinių miškų valdymo modelis bebūtų pasirinktas, miško darbų rangovų asociacijose pasiryžusi aktyviai prisidėti ieškant sprendimų, kurie būtų naudingi ir patiems rangovams ir valstybei. Ir turime kelis paprasčiausius prašymus, kad ūkiniai darbai, tiek rangos, tiek miško ruošos darbų konkursai būtų skelbiami vienodomis sąlygomis visose urėdijose. Ir dar daug yra tokių galbūt minčių, kurių nebespėjau dėl laiko stokos išdėstyti. Ačiū visiems uždėmesį ir koks miškų valdymo modelis bebūtų pasirinktas, tikimės tolesnio kolegiško bendradarbiavimo miškų darbuose. Dėkui. Ačiū Jums labai, o dėl kitų klausimų tai galėsite prisijungti prie diskusijos. Tai vėlgi miško rangovų atstovas pasakė gerų minčių ir iš tikrųjų mes turime atkreipti dėmesį, kaip išsaugoti smulkios medienos pramonės įmonės reformos kontekste. Na, o dabar noriu suteikti žodį Baltijos korporatyvinio valdymo instituto atstovui Ryčiui Ambarazevičiui, kuris pristatys pažangę valstybinių įmonių valdyseną ir pridėtinės nepriklausomų valdybų naudos esmę. Labą dieną, esu Rytis Ambarazevičius, Baltijos korporatyvinio valdymo instituto prezidentas. Iškart pasakysiu, kad nesu miškininkas, kaip daugelis iš jūsų esančių čia, bet kalbėsiu daugiau ne apie miškininkystę kaip tokią, bet apie tai, kaip valdomos būtent valstybės įmonės, valstybės kontroliuojamos įmonės. Tai trumpai apie patį institutą, turbūt nedaug kas žino tokią organizaciją, mes šiaip esame asociacija, kuri vienyje pažangius verslininkus ir tiesiog pažangius žmonės, kurie nori išvystyti šitą temą kaip valdyseną, tuoj mes apie ją pakalbėsim. Tai yra nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija, kuri skatina gerosios valdysenos principų diegimą ir verslo ekonomikos konkurencingumą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Apie konkurencingumą kalbant, tai ne konkurencingumą atskirai paimtoje šalyje, bet jos konkurencingumą apskritai pasaulyje kalbam. Taip? Toliau mes kūrėme įvairias gairias ir rekomendacijas viešam bei privačiam sektoriui, atliekam analizės, tyrimus įvairius susijusius su valdysena, taip pat mokymus organizuojam valdybų nariams, vadovams, akcininkams, savininkams ir aišku renginius ir verslo delegacijas organizuojam. 2009 metais įkurtas, daugiau negu 100 narių, jau artėja beje prie 150. Apie 500 baigusiųjų mūsų mokymo programas ir, reiškia, pasiekimai Baltijos šalyse valstybės valdomų įmonių pertvarkoje esam labai prisidėję, toliau Vilniaus valdybės įmonių pertvarkoje, bendradarbiaujam su jau minėta EBPO, Europos komisija ir pažangiomis didžiosiomis valstybėmis, reiškia, ir jų atstovais, semėmis ir iš jų patirties. Dabar trumpai, kas yra vadyba ir kas yra valdysena. Tai valdymas, tai verslo vadyba, mes visi šitą žinom, o valdysena tai yra tinkamo valdymo užtikrinimas. Tai yra visoms bendrovėms reikia ne tik valdymo, bet ir valdysenos. Kaip matot, šita citata yra gerokai sena,
bet maždaug šitie metai, šitas laikotarpis, 80 metai yra laikomi valdysenos pradžia. Jeigu tai pagalvotumėm, tai valdybos kaip tokios jau egzistuoja pasaulyje 150 metų, bet valdysena tik tai nuo dabar prasidėjo. Reiškia, skirtumas yra kažkoks. Turėjimas valdybos nereiškia automatiškai geros valdysenos. Dabar bendrai kalbant apie EBPO kaip organizaciją, mes labai daug dabar paskutiniu metu kalbam įvairiuose formatuose, bet kas tai yra per organizacija ir ką jinai daro. Labai paprastai kalbant, tai jinai analizuoja daugelio pažangių pasaulio šalių veiklą įvairiuose srityse, įvairiuose ūkio šakiuose. Ir ieško, kurioje pasaulio šaly, kurioje ūkio šakoje yra patys pažangiausi valdymo ir valdysenos metodai. Ir jie paskelbia, kad šitoj šaly tai yra pats geriausias pavyzdys, kaip reikia tvarkytis konkrečiai ūkio šakoje. Dabar iš karto jūs pasakysit, kur yra miškininkystė, negaliu atsakyti šitą klausimą, reikia jų gal pačių paklausti, bet reiškia, ir tokiu būdu, reiškia, jie padeda visų šalių ūkio šakoms augti plačiaja prasme. Ir jie leidžia rekomendacijas, ir dabar čia kalbam konkrečiai apie valstybės valdomas įmonės. Tai pagrindinis tikslas, kurio siekia valstybė valdydama įmonės, turi būti sukurta didžiausia nauda visuomeniai, efektyviai panaudojant išteklius. Labai svarbus žodis čia yra nauda. Dažnai net ir dabartiniai įmonių valdybų nariai naudą vertina per pinigus, toli gražu ne. Kalbant apie valstybės valdomas įmonės, nauda yra iš dviejų dalių susideda. Pinigai taip, bet yra kažkas ir be pinigų. Ir kalbant apie miškus, turbūt mes visi suprantam. Dar noriu nuo savęs asmeniškai pridėti, kad aš savo atostogų be buvimo miške Lietuvoje neįsivaizduoju jau nuo tų laikų, kai toks buvau ir dar nelabai vaikščiot mokėjau. Tai lygiai taip pat jau daug metų mes ir su savo šeima tą patį darom. Taip, kad man miškas yra truputį gal daugiau negu kad tiesiog miškas. Toliau, reiškia, valstybė turėtų supaprastinti teisinės formas, taip, kad jos galėtų valdovus remiantis geriausią valdysenos praktiką. Ir turi būti viešai nustatyti aiškus išmatuojami tikslai, kaip paminėjau, finansiniai ir nefinansiniai. Taip, ir nefinansiniai būtent valstybės valdomom įmonėm yra daug svarbesni negu finansiniai. Kai kurios, reiškia, įmonės arba kai kurios ūkio sritis, net kur yra, pavyzdžiui, reguliuojama veikla, tai ten net pelno norma nustatoma nedidesnė negu, nes yra svarbesni tikslai toms veikloms. Taip. Ir šių tikslų vykdymo arba nevykdymo kontrolė turi būti efektyvi ir skaidri. Tai vėl mes grįšim greitai prie valdysenos. Taip, ir turi būti profesionalios nepriklausomos valdybos. Toliau apie skaidrumą ir informacijos atskleidimą. Birža mūsų Nasdaq Vilnius ir Nasdaq Baltic, reiškia, skelbia geriausiai komunikuojančias įmonės, kurios yra listinguojamas biržoje. Tai šįmet iš Lietuvoje veikiančių įmonių, tai Klaipėdos nafta buvo pripažinta daugiausiai. Jie kas savaitę skelbdavo bent kažkokį pranešimą, ką jie veikia, ką jie planuoja veikti ir taip toliau. Tai yra vienas iš skaidrios veiklos pavyzdžių. Taip. Tai atskleisti reikšmingą finansinę informaciją, iškelti tikslai ir jų arba įvykdymas arba neįvykdymas, jeigu neįvykdymas, tai kodėl? Nes tai yra visuomenė. Kas yra visuomenė šiuo atveju valstybės valdomų įmonių prasme? Savininkai, bendra savininkai, akcininkai. Mes visi esam valstybės valdomų įmonių savininkai. Tai jeigu listinguojamos bendrovės, kurių ten savininkų gal yra truputį mažiau negu Lietuvos gyventojų dažniausiai, tenai yra privalomumo, reiškia, tokie kriterijai, tai valstybės valdomų įmonių, kadangi mes visi esam savininkai, mes turim žinot, kas vyksta, kodėl vyksta arba kodėl nevyksta kažkas. Taip. Reikšmingos veiklos rizikos, transakcijos su valstybe ar susijusiomis struktūromis, darbuotojais, interesų dalininkais, valdybų atrankos kriterijai ir tvarka. Dabar beje jau praeitą savaitę vyriausybė atnaujino šitą tvarką. Pirmoji tvarka buvo gerbiamo premjero buvusios kadencijos patvirtinta 15 metais ir toliau, aišku, informacija apie valdybos narius ir jiems mokama atlygį. Taip, labai gal neįprasti dalykai. Ir, aišku, rezultatai būti turi audituojami remiantis aukščiausiais tarptautiniais standartais. Deja, kartais dar mūsų šalise neįvykdomi tokie, atrodytų, paprasti dalykai. Santykiai su interesų dalininkais ir atsakingas verslas. Čia vėlgi vienas iš pagrindinių principų EBPO. Taip? Savo veikloje privalo įvardinti visų interesų dalininkų, aš toj pakalbėsim, kas tai yra, teisės ir užtikrinti, kad jos būtų gerbiamos.
Valdybos privalo sukurti, įgyvendinti, stebėti, komunikuoti vidaus kontrolės, etikos, atitikties priemonės, įskaitant ir tas, kurios užkerta kelią korupcijai bei sukčiavimui. Ir veikla turi būti grįsta tarptautiniu mastu pripažintais atsakingo verslo elgesio modeliais. Turbūt apie atsakingą verslą mes jau nemažai žinom, bet jeigu pradėtų atidžiai žiūrėti, ar mes jau viską esam padarę, tai dar mums tikrai yra ką veikti. Interesų dalininkai, turbūt gal ir angliškai girdėjau tokį žodį stakeholder. Mes jį bandom išversti į lietuvių kalbą interesų dalininkai, jos visai bando įvardinti. Aš čia tiesiog, kaip pavyzdį, įdėjau šitą lentelę. Kiekvienas verslas, tame tarpe ir valstybės kontroliuojamas valdomas, turi galvoti apie visus šitos interesų dalininkus, su jais komunikuoti, suprasti, kokie jų interesai yra, atsižvelgti jų interesus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dažnai būna taip, kad neatsižvelgus į kurios nors grupės interesus gali susviruoti vienos ar kitos įmonės veikla. Ir taip Lietuvoje ir jau kitose pasaulio šalyse ne vieną ir ne du kartus buvo. Aš apie kiekvieną, aišku, iš jų nekalbėsiu. Toliau Lietuvai rekomendacijos vieną skaidrę tiesiog priminimui, turbūt visi šitos jau dalykus žino ir ne kartą, ir žiniasklaidoje jau buvo. Tai peržiūrėti teisinės formas, įskaitant valstybės įmonių pertvarkymą į akcinės bendrovės, bei racionalizuojant sektorius, kuriuose veikia daug tą pačią veiklą vykdančių VVI. Jau minėtos mūsų miškų urėdijos, kelių priežiūros įmonės ir panašiai. Toliau didinti valdysenos profesionalumą, būtent ne tik valdymo, bet valdysenos taip pat. Valdybų nepriklausomumą, taip pat nepriklausomą nuo juose skaičių. Tai yra santykiai tarp priklausomų ir nepriklausomų. Ir bent didesniems įmonėms informacijos atskleidimo reikalavimus padaryti privalomus. Čia kalba eina ir pavyzdžiui apie tokį dalyką kaip finansinės atskaitomybės reikalavimai. Iš 120 ir truputį daugiau valstybės valdomų įmonių, tik 8 turi tarptautinių finansinių apskaitos standartų, reiškia, taikymą įmonėse. Kiti tas, reiškia, finansus apskaito taip, kaip joms patogu. Ir tokiu atveju suprasti, ar ta įmonė, tos įmonės rezultatai, šiuo atveju dabar kalbu apie finansinius rezultatus, yra pakankami, ar pakankamo lygio, ar pakankamo dydžio, labai sunku. Todėl, kad pavyzdžiui, jeigu yra Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir taip toliau kitose šalyse panaši įmonė, bet mūsų įmonė skaičiuoja tuos finansus savaip, tai negalima lyginti obuolių su apelsinais. Ir čia yra didžiulė problema, kažkada geležinkeliai sakė, kad jiems tai yra per brangu, nors apyvarta turi didžiulę ir daug mažesnės įmonės jau seniai tai daro, bet tai yra labai labai svarbus dalykas. Buvau užrašęs šitą skaidrės pavadinimą valstybės valdomos įmonės rytoj, bet pagalvojau, kad jos turėtų būti ir šiandien ir kai kurios jau yra tokios. Taip? Tai pirmiausia, santykis su vyriausybė. Kas yra vyriausybė? Vyriausybė tai yra tas asmuo, tas organas, kuris atstovauja mus visus kaip akcininkus, žiūrint į kiekvieną įmonę. Taip? Tai aiški paskirtis ir misija. Deja, bet tai yra didžiulis iššūkis ir Lietuvoje, ir kitose kaiminėse šalyse. Aiškiai pasakyti, kodėl valstybė turi šitą įmonę ir kokie jos tikslai. Tai labai linkiu, kad reformos metu tas būtų labai aiškiai įvardinta ir net užrašyta ir visiems paskelbta. Toliau išorės įtaka, plėtros ir augimo galimybės. Įvertinkim dar konkurenciją. Mesgi neužsidarę esam Lietuvoje. Visos sienos atviros, taip? Ir galvokim, kaip mes galim padaryti šitą sritį dar konkurencingesnę, kalbant ir apie miškininkystę. Taip? Toliau santykis su visuomenė ir kitais interesų dalininkais. Vėlgi skaidrumas, atsakomybė ir pasitikėjimo formavimas. Ar užtenka mums šiandien pasitikėjimo? Toli gražu ne. Ir šitas yra vienas iš pagrindinių uždavinių vykdant arba valdant valstybės įmonės. Ir aišku, valdymas ir valdysena tai yra efektyvūs procesai ir veikla. Po efektyviais procesais, aišku, kalbama ir kontrolė, ir visi kiti svarbus aspektai. Toliau, kokia yra iš to nauda, dažnai klausima, taip? Veiklos rizika mažinama. Kaip taisyklė, akcininkas, jeigu paimam bet kokį verslą, įskaitant ir valstybį, akcininkas visada nori, kad tu daugiau, vadovas dažniausiai motyvuojamas, kuo daugiau padarysi, tuo daugiau gausi pinigų, taip? O kas yra tas, kuris, kaip sakyti, truputį ant stabdžių užspaudžia, kaip posūkyje lekia automobilis. Tai būtent valdybos ir turėtų šitą atlikti funkciją. Nes stabdžiai tai nereiškia važiuoti lėčiau. Stabdžiai yra greičiau pasiekti finišą, neapsivertus. Taip?
Kuriamas skaidrus, etiškas, atsakingas verslas. Toliau, skatinamas investuotojų, potencialių kreditorių, partnerių pasitikėjimas. Bankai labai palankiai žiūri ir valstybinės įmonės, kuriuose, ir ne tik Lietuvoje, kuriuose labai aiškiai ir skaidriai sutvarkyta valdysena ir valdymas, aišku. Toliau, stiprinama ir saugoma bendrovės reputacija. Didinama bendrovės vertė, bendraja prasme. Ilgalaikė tvari bendrovės gerovė ir klestėjimas. Ir svariai prisidame prie valstybės pamatų stiprėjimo. Nes jeigu yra labai stiprios ir nuolat augančios ir kūrenčios pridėtinę vertę, vėlgi ir finansinė, ir nefinansinė, valstybės valdomos įmonės, tai greičiausiai ir valstybės pamatai yra daug stipresni. Toliau, čia kaip pavyzdys, kaip galėtų atrodyti valdysenos struktūra. Kaip matot, valdysena kalba apie sritis, kurios prasideda nuo vadovybės ir aukštyn, taip? Ne nuo vadovybės žemyn, nes nuo vadovybės žemyn tai yra vadyba, o nuo vadovybės aukštyn valdysena. Tai kalbam apie valdybą ir valdyba gali turėti, pavyzdžiui, aš kaip pavyzdį įdėjau, reiškia 4 komitetus. Ką tie komitetai daro, turbūt strategijos komitetas pagal pavadinimą galima suprasti, kad kuria strategiją, prižiūri jos įgyvendinimą, peržiūri strategiją, teikia siūlymus valdybą ir taip toliau. Audito komitetas turbūt visi supranta, ką jisai daro. Čia gali būti ir vidaus kontrolės ir taip toliau, reiškia, komitetas funkcijos. Rizikos ir atitikties. Rizikų valdymas tai yra viena turbūt iš pagrindinių valdybos sričių veiklos. Atitikties, tas atitikties klausimas, jisai toks, sakyčiau, Lietuvoje ir kitose mūsų šalyse pakankamai naujas, bet jisai atitiktis, galima sakyti, įstatymams, bet yra daug įvairių kitų norminių aktų ir taip toliau, kurios turi atitikti ir kurių nepažeisti efektyviai ir skaidriai valdoma įmonė. Ir skyrimo ir atlygio komitetas, tai irgi pagal pavadinimą galima suprasti, kad pradedant nuo valdybos veiklos narių apmokėjimo, baigiant kiekvieno darbuotojo. Tai yra ir politikų dėgymas, ir prižiūrimas, kad viskas būtų daroma taip, kaip reikia ir pagal geriausias praktikas. Šiuolaikinė efektyvi valdyba kaip organas, tai 3 pagrindiniai dalykai, kalbant apie savybės. Aiškumas, kad valdyba turi labai aiškiai suprasti, kokie yra konkrečios įmonės, kuriai vadovauja, paskirtis ir tikslai. Vis dar yra šiandien labai daug kalbų apie tai, kiekvienoje valdyboje, tikrai, žinau tą gerai, ir koks yra kiekvieno iš jų vaidmuo šios tikslus įgyvendina. Taip? Gebėjimai, kompetencija, patirtis, kurių reikia nustatyti įmonės kryptį ir efektyviai valdyti, kontroliuoti, kad būtų, reiškia, kuriamas ilgalaikė vertė. Ir aišku, įsipareigojimas, tarnavimas visuomeniai ir kuriama nuolatinė vertė. O dabar kalbant apie kompetencijas, čia irgi trumpas sąrašas, 21, net ir su privačiais verslininkais, privačių įmonių verslininkais, mes kalbamės apie, tai būna 1, 2, 3, 4, mes visada kalbam apie daug daugiau. Ir šiandien dienai, skirtingai nuo to, kas buvo prieš 20, 25 metus, 30 jau negaliu minėti taip, tai poreikis įvairiausių kompetencijų auga dramatiškai. Ir, pavyzdžiui, toks žodis labai populiarus šiandien – digital, čia net nėra. Čia yra IT kažkas tai, bet rytoj arba poryt jau reikės ir dar papildomų kompetencijų. Ir va tų kompetencijų, o jeigu dabar kalbam apie miškininkystę, tai čia irgi labai svarbu. Tai čia tai vos neesmė yra, bet kiek papildomų reikia. Ir todėl, va, renkantis valdybas ir valdybos narius, pažiūrėkit, apie ką mes kalbam. Čia keletas statistikos, reiškia, kokią gali atnešti naudą, kad jei pasaulio valstybės vyriausybės efektyviai valdytų išteklius, tai yra savo įmonės, taip sakykim, tai 3 trilijonai dolerių, tas pats beveik ir eurais, ne? 3 trilijonai dolerių, daugiau negu pasaulio per metus investuojama infrastruktūra, įskaitant transportą, energetiką ir visus kitus dalykus. 3 trilijonai, žinokit, didelė suma ir patiems amerikiečiams. Aš nesakau, kad Lietuvoje 3 trilijonus galima surinkti dolerių, bet kelis šimtus milijonų tai tikrai drąsiai. Labai daug nevargstant. Toliau, nors čia parašyta Rusija ir nėra čia labai gera tema, bet tiesiog mintis yra tokia, kad Rusijoje įmonių valdysena buvo kažkokiam lygi ir buvo padaryti kažkokie pokyčiai, plus 81% vertė paaugo. Bet kaip tik aš ir pabaigiu paskutinės skaidrės.
Čia žinoma turbūt jums statistika, ar Lietuvoje tas veikia ir ar atneša naudą. Taip, čia yra vienas iš rodiklių, vienas iš, sakykime, pagrindinių finansinių rodiklių, nuosavo kapitalo grąža. Tai juoda linija, kaip matot, yra bendras visų valstybės valdomų įmonių rodiklis ir jo dinamika, o šiuo atveju yra oranžinis yra energetika. Kodėl aš įdėjau energetiką? Todėl, kad energetikoje yra nemažai jau Lietuvos įmonių, reiškia Lietuvos energetikos įmonėse, kurias kontroliuoja valstybė, jau yra nemažai nuveikta, nesakau, kad viskas, bet nemažai nuveikta valdysenos srityje. Panašu, kad tas duoda kažkokį rezultatą. Taip? Ir išvados, kad kiekviena įmonė, nesvarbu kokio jinai būtų dydžio, jai reikalinga efektyvi valdysena. Kas tos valdysenos pagrindai yra? Tai struktūra, kaip tik minėjau, skaidrus ir efektyvūs procesai, čia tikrai yra labai daug. Yra pavyzdžiui labai daug tų, taip vadinamų tų politikų ir tvarkų, tai normaliai organizacija turėtų jų turėti gerokai virš 20. Taip? Toliau, profesionalūs ir nepriklausomi valdybų nariai, jau, kadangi jau ir net ir institutas yra paruošęs apie 500 ir, reiškia, sertifikavęs tokių ekspertų, tai jau galima šio bei šito išsirinkti, jeigu reikia, ir toliau, reiškia, prisideda, prie ko prisideda prie įmonė iškeltų tikslų, kokiu būdu. Tai efektyvesnis valdymas, didesnis skaidrumas, geriau valdoma rizika, finansavimo galimybės, nes neretai reikia kažkokių finansų. Aš manau, miškininkystėje šitos temos irgi gana svarbios. Toliau geresni veiklos rezultatai ir, aišku, didesnis visuomenės pasitikėjimas. Vat, geresnė valstybės valdomų įmonių valdysena labai aiškiai prisideda prie visos Lietuvos klestėjimo. Tai labai noriu palinkėti pabaigoj visiems, kad mes ir po 10 ir po 20 ir daugiau metų džiaugtumėmės tais miškais, kokius mes šiandien turim, nes tenka dažnai būti ir užsieniuose ir labai mėgstu apsilankyti tenai. Ir džiaugtumėmės, kad Lietuva kaip šalis būtų minima tarp geriausiai valdančių savo miškus. Ačiū Jums dar kartą. Ačiū Jums labai už gražų pristatymą ir ypatingai už tuos palinkėjimus optimistinius ir kas man patiko labiausiai pabrėžimas, kad iš verslo pusės, kad ne vien finansinė nauda yra svarbiausia ir kad mes visi esame akcininkai būtent miškų. Na, o dabar norėčiau pakviesti ir pristatyti pranešimą apie šiandieninius valstybinių miškų tvarkančių įmonių ekonominius ir veiklos rodiklius ir jį pristatys generalinės miškų urėdijos atstovas Andrius Vancevičius. Labą dieną, gerbiami Seimo nariai, prezidiumo nariai, kolegos. Man galiu pasakyti, kad valstybė ir vyriausybė yra valstybės įmonių savininkė ir kaip jį mato tos įmonės valdymą, jinai taip jį formuluoja, ateina į Seimą, pasako, kad taip turi būti ir jeigu Seimas tokį matymą priima, mes turėtume ir privalėtume tą vykdyti. Bet kažkodėl tai mūsų dabartinė reforma prasidėjo nuo to, kad prasidėjo visokių mitų, neteisybės, kartais specialiai, kartais matyti nespecialiai sakymas. Tai todėl čia jau buvo daug kartų pabrėžta, pirmas mitas, kuris buvo, o dabar jau nebeliko jo, tai ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacija EBPO reikalauja, kad Lietuvoje valstybinių miškų valdymas vykdytų viena įmonė. Tai jeigu mes pažiūrėsim, čia yra išversta iš anglų kalbos, tai čia paprasčiausiai yra reikalavimas, kad būtų paaiškinti 42 miškų urėdijų ir 11 kelių priežiūros įmonių laikymo, funkcionavimo ir racionalumo ir abu sektorius organizuoti taip, kad būtų pasiektas efektyvus resursų paskirstimas ir įgyvendinti aukšti valdymo ir skaidrumo standartai. Ir EBPO niekaip nerekomendavo įkūrimą vienos įmonės kaip privalomos sąlygos šalies narystėje šioje organizacijoje. Kiek tokių įmonių yra? Pavyzdžiui, Vengrijoje 22 akcinės bendrovės, Lenkijoje
18 savarankiškų juridinių asmenų, Portugalija, Ispanija, Graikija. Ten yra decentralizuotos biudžetinės daugybinės organizacijos. Ir svarbiausias EBPO rekomendacijos. Valstybės kaip savininko funkcijos turi būti griežtai atskirtos nuo valstybės kaip reguliuotojo ir ūkio plėtros skatintojo atliekamų funkcijų. Valstybė įgyvendindama savo nuosavybės teisės turi griežtai laikytis nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskirimo principų. Ministerijai, reguliuojant konkretaus rinkos sektoriaus veiklą ir drauge valdant įmonę, kuri veikia tame pačiame sektorėje, kyla neišvengiamas interesų konfliktas. Taigi toks reguliavimo ir nuosavybės funkcijų susiliejimas iškraipo konkurenciją ir neskatina valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvumo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad faktiškai pagal dabartinę susidariusią situaciją taip ir dabar yra taip, kad aplinkos ministerija yra atskirta nuo valdymo būtent per vieną grandį, per generalinę miškų urėdiją, kuri valdo urėdijas. Dažnai kalbama ir sakoma, ir teisingai sakoma, kad reikalinga valdysena, reikalingas tiesioginis valdymas. Aš jums čia galiu priminti, ką daro generalinė miškų urėdija, jeigu jūs matot, kadangi laiko daug nėra. Ir galiu priminti pagrindinius generalinės miškų urėdijos kaip institucijos atliekančios miškų urėdijų savininko teisės ir pareigas, tokius galbūt etapinius momentus. 2001 metais miškų urėdijos įgavo valstybės statusą, 2002-2003 atsisakoma nebūdingos miškų urėdijoms medienos perdėmo veiklos, 2-5 metai atliekama valstybinių miškų sertifikavimas, 3 metai pradėtas nacionalinių parkų perdavimas urėdijoms, 4 metai baigta medienos cechų restruktūrizacija, 5 metai generalinės miškų urėdijos užsakymų parengta rekreacinės infrastruktūros plėtros ir tvarkymo valstybinėse miškuose programa, 7 metai pradėta valstybinės reikšmės miškų teisinė registracija, 8 metai sukūrė generalinė miškų urėdija, sukūrė pirmą ir vienintelę sukūrė ekstremalių ekonominių situacijų valdymo planą. 2011 rudens galutinai įdiegiama apvaliosios medienos, pagamintos valstybinėse miškose elektroninė pardavimo sistema, 13-14 miškų urėdijos prasiskelia kelią į biokuro biržą, 15 metai išvyksta į reidus pirmoji mobilioji miško kontrolės grupė, 15 metai prasideda Respublikinė miškų urėdijų Medelyno revizija, taip patys pabaigoje rezultatų duoda likvidinės medienos turio išeigos kontrolė, 16 metai urėdijos pradeda vykdyti miškų kelių priežiūros ir remonto darbus naudojant lėšas gautas iš papildomo 5% privačių miškų savininko mokesčių. Dar vienas toks, sakysim, mitas, urėdijos dirba neefektyviai. Matot, kaip didėjo mūsų turtas 10 ir 16 metais, nuosavas kapitalas. Čia yra vidutinis darbo užmokestis, 16 metais 933, prognozuojamas 17 979. Jeigu pagal specialistų visų darbuotojų 933, specialistų 793 ir darbininkų 649. Čia mokami mokesčiai mūsų nuo 12 metų 61 milijoną eurų iki 16 metų 68,3 milijoną eurų, kadangi nėra daug laiko, nekalbėsiu, kaip jie pasiskirsto. Čia yra apvaliosios medienos pardavimo ir gamybos rodikliai. Matot, kaina krenta,
savikaina pagaminimo beveik tokia pati lieka, mažėja. Kapitalinės investicijos, bendros kapitalinės investicijos, miškų ūkio veikla investicijos visą laiką didėja, o reiškia investicijos į medienos ruošą mažėjo ir dabar beveik visą laiką išlieka vienodos. Čia yra mūsų pajamos ir pelnai. Nu ir pereinam, kaip dabar jau ne tik tai reikalavimai pinigų, bet ir aplinkosauginių funkcijų. Tai jeigu mes pažiūrėsim aplinkosauginės funkcijas, tai miško įveisimo atkūrimo ir apsaugos tvarkymo darbai nuo 17 metų iki 16 padidėjo 7,2 milijono eurų, tai yra 23%. Miško atkūrimo ir įveisimo apsaugos ir tvarkymo administruoti priskiriamos išlaidos sumažėjo 10%. Yra atliktas nepriklausomas, yra valstybinių miškų sertifikavimas ir šiuo metu turi visos 42 miškų urėdijos. Tai jau kažkas sako, kad mes nepakankamai bendraujam su visuomenė ir bendruomenė, tai to sertifikato mes nebūtume gavę, nes ten vienas iš reikalavimų bendrauti su šituo. Nu ir nacionalinių parkų valdomų miškų perdavimas, matyt, tai irgi tą patį kalba, kad miškininkai gerai tvarkėsi miškuose. Kertinės buveinės yra mūsų miškuose. Nu ir pagrindinis, va, kaip matot, kiek yra takų 139, apžvalgos aikštelių, atokvėpio vietų, poilsiaviečių ir visos kitos. Elektroninė sistema, kaip ir viskas tvarkoj, dabar jau, kuom jinai skiriasi nuo pagrindinė, nuo propaguojamos energetikos išteklių biržos, tai mūsų yra užtikrinti maksimalę valstybinėse miškose pagamintos medienos kainą, ten yra užtikrinti minimalę šildymo paslaugų gyventojams kainą per minimalę žaliavos kainą. O čia daugiau man skambučiai. Ir pasakysiu pagrindinį reikalą, profesionaliai neskaidri medžioklė, tai dabar galima elektroniniu būdu užsiregistruoti, viskas matosi ir kaip matosi. Mūsų neskaidrus valdymas, tai mes esam generalinė miškų urėdija, tik 5 vietoje vertina gyventojai, 6 įmonių vadovai ir valstybės tarnautojai 3. Ir va čia pagrindinis reikalas. Pas mus dirba 1936 specialistai ir 1905 darbininkai. Ir niekas nekalba, kaip tie darbininkai bus ir kur jie dėsis. Ir čia mūsų pagrindinė bėda, kur aš visą laiką sakiau, tai pas mus nėra sukurta vieningos informacinės sistemas, leidžiančios operatyviai ir efektyviai valdyti vieną įmonę. Šitos, kol mes neturėsim tokio įrankio, tai vienos įmonės sukūrime, aš manau, bus labai didelių problemų. Bet norėčiau padėkoti šį kartą ir viceministrui, ir visiems kitiems, kad vis dėlto šį kartą pristatymuose nevyravo mūsų, taip sakant, kai kurie utopistiniai blogi darbai, o buvo pristatyti rimtai, kodėl reikalinga viena įmonė. Ačiū uždėmesi. Ačiū Jums už pranešimą ir tikrai mes atvėrėme kelius produktyviai diskusijai ir kompromisų paieškoms. Na, o dabar šiokie tokie pokyčiai darbotvarkėje ir norim pakviesti dar į pranešimą paskaityti iki pertraukos dar vieną garbingą viešnią, žymę miškininkę ir kovo 11-osios nepriklausomybės akto signatarę Birutę Valionytę. Prašome, ponia Birutė. Visiems laba diena, sveikinu su miškasodžiu, atleiskit dėvinti žalias uniformas, bet mano pranešimas bus skirtas Seimo nariam.
todėl kad nesirengiu kalbėti tuo leksiką, kurią jūs suprantate ir mes, ir mums nereikia vieną kitų agituoti. Taigi, truputėlį statistikos. Man gaila, kad mes atėjom miškų valstybinę tarnybą, plačiaja prasme, į šitą nesusikalbėjimo ir nesusivokimo tašką. O tai atėjom todėl, kad pirmiausiai nebuvo kalbamasi normaliai ir nebuvo normalaus kontakto tarp medžio apdirbimo įmonių ir generalinės miškų urėdijos ir aplinkos apsaugos ministerijos. Jeigu būtų veikusi ir sėkmingai veikusi ar taryba, ar koordinacinė komisija, kaip prie vyriausybės būdavo anksčiau, aš manau, kad mes rastumėm bendrą sprendimą. Tačiau yra taip, kaip yra. Dabar, ko visiškai pasigendu šitoje reformoje, vieno elementarus dalyko, kad į šitą klausimą yra žiūrima ir fondo grąža į biudžetą yra bandoma išieškoti ir yra kalbama apie miško ir miškų urėdijos fondo grąžą, kai tuo tarpu, mano galva, yra didžiausia klaida, nes turi būti šnekama apie viso miško komplekso fondo grąžą. Tai yra su medžio apdirbimo įmonėm. Vadinasi, nagrinėti miškų ūkio kaip funkcijos atsiperkamumą negalima kalbėti atsiejamai nuo kitos didžiosios dalies medžio apdirbimo pramonės. Kur pinigai slypi ir kur didesnis resursas yra visiškai aišku ir akivaizdu, plėtojant ir gilinant medžio apdirbimą Lietuvoje. 30%, aš šiandieną nutrūkusi truputį nuo informacijos, Skiedra turbūt 1% ar 2 padidino, bet aš drįstu teikti, kad dar priaugo miškų, tai turbūt 30% liko, grubiai kalbant. Medienos pūna Lietuvos miškiai, jinai niekam nereikalinga ir jinai neduoda jokio efekto. Ir jokia vadybos naujoji struktūra apie tai nekalba, o kalba apie tai, kaip iš miško reikia paimti ir paskutinius miškininkus išvyti iš miško. Ten jau tiek žmonių mažai liko, kad aš nežinau, kaip gali tas normaliai dirbantis žmogus Girninkijoje atlikti sąžiningai ir dorai savo funkcijas. Atleiskite už toną, bet šiandien lygiadienis, kelsime vėliavą žemės ir sveikinu su miškasodžio pradžia. Tai čia buvo tokia mažytė įmonė. Taigi, norint efektyvumo, mes turim kalbėti apie kompleksą. Mes turime pradėti vėl šnekėti. Jeigu Lietuvos Respublikos vyriausybė yra pajėgi dar pradėti mąstyti valstybiškai, tai noriu pasakyti, kad klausimas turi būti keliamas apie smulkios medienos perdirbimo gamyklos statybą Lietuvoje. Jeigu norime pinigų, jie guli čia, buvo miške. Antras klausimas, ką mano galva ypatingai svarbu daryti, 1993 metais man teko matyti Švedijos ekonominio strateginio vystymo planą, kuriame tikslai buvo suformuluoti taip. Latvija, Estija ir Lietuvos teritorijos yra matytos kaip žaliavinės medienos tiekėjai ir taškas. Ką mes turime, praėjo 27 metai, mes iš šito taško niekur nepajudėjome, man tik atrodo, kad šitam projekte aiškiai slypi švediško kapitalo korporacijų ausys, kurių tikslas yra vienas ir vienintelis – gauti kuo daugiau pelno. Dabar atleiskit, vėl kalbėsiu apie tai Seimo nariams, bet ne jums. Trumpai noriu pasakyti Latvijos variantą. Aš šitame projekte tarp eilučių perskaičiau tik latvišką variantą ir nieko kito. Kai kurie rengėjai su manim nestiks ir turbūt aplinkos apsaugos ministerija. Aš perskaičiau tarp eilučių irgi. Jūs irgi perskaitėte su žaliom uniformom tarp eilučių. Aš tikrai neginu neskaidraus urėdo, galbūt korumpuoto kėdės. Gink Dieve, aš ginu miško žinybą, miško sistemą ir su visu atsakymu tai teigiu. Pažiūrėkime trumpai reziumė mano išvados, o kas yra šiandieną Latvijoje. Nedėstysiu visos teorijos, kaip buvo nuo 93 metų, bet turbūt pagrindinius dalykus reikia pasakyti. 93 tarp kitko,
Man šita visa epopėja dabar su miškų įstatymo pataisom labai numetė mane į 90-osius metus, kai mes pradėjom kurti su profesorium ir ministru Antanaičiu miškų įstatymą apskritai Lietuvos Respublikos. Kiek buvo diskusijų, kiek buvo ginčų, ypač su medžioklė, kaip šita medžioklė buvo ten visai ištraukiama ir norima parodyti ir pagrindinė kova buvo. Ir aš stebiuosi vienu dalyku. Tuomet buvo bandoma susitarti ir įvyko vieniems kitus išgirsti. Aš tikiuosi, kad šį kartą irgi pavyks. Taigi, mano galva, kas yra Latvijoje? Latvijos miškus valstybinius valdo viena akcinė bendrovė Latvijos miškai. Ji nėra miškė šeimininkė. Miškuose šeimininkauja privatus kapitalas, kirtimui biržės rėžė, kerta, iki miško sandėlio traukia, iš miško medieną parduoda, išveža, apskaito medieną, atkuria, jaunulynų sugdo, visas kitas funkcijas atlieka privatus kapitalas verslininkai. Latvijos valstybinės miškų įmonės vienas rūpestis – kuo daugiau gauti pinigų. Šiandien jų daugiau nori valstybė, jos įmonė ir verslininkai susiję su mišku. Lyg ir logiška. Latvijos miškai virto pinigų šaltiniu. Latvijos vyriausybė padidino kirtimo metinės normas 2008 metais, kurios iki šios dienos nėra sumažintos, beveik truputį sumažėjo. Tačiau, išgirskite politikai, laukiamų pinigų į Latvijos biudžetą neįplaukė. Lygmuo liko iki 2008 beveik 2009 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kontrolės sistema yra visiškai neefektyvi Latvijoje. Jeigu Latvijoje kontrolierius gali nuvažiuoti ir turi benzino 600 ar 1000 km per mėnesį, tai apie ką mes kalbame, apie kokią kontrolę? Latvijos didžiausias turtas nėra efektyviai naudojamas ir tausojamas, ko pasėkoje 2010 metais Latvijai atimtas tarptautinis tvaraus miško ištekliaus naudojimo sertifikatas. Taigi, Latvijoje beatodairiškas pinigų siekimas iš miško pažeidė gamtos išteklio kaip miško tvaraus naudojimo principą. Dabar apie Lietuvos miškus. Aš ačiū Albinui Teberai, kad jis pasakė, kokia Lietuvoje yra padėtis. Ir Mokslinio tyrimo instituto BIG atstovai noriu pasakyti. Miškų urėdijos ekonominių finansinių rodiklių niekaip negalima lyginti su energetikos ar kokios nors kelių priežiūros tarnybos įmonės finansiniais rodikliais. Todėl, kad miškų žinyboje yra labai aiški specifika. Reikia lyginti rodiklius su mūsų kaimininių šalių, jeigu norite, Europos rodikliais, kur tie patys skaičiai yra apskaičiuojami tokiu pati principu. Tik šitokiu būdu galima lyginti. Negalima lyginti fondo grąžos energetikos įmonės, kiek gavo nuo kapitalo ir miškų. Tai visiškas nonsensas. Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Šiandieną miškų žinyboje yra miško kompleksas ir yra savifinansavimo principas. Grubiai, miško atkūrimas, apsauga, apskaita, priežiūra ir tvarkymas, kitu atveju, jeigu būtų atskirta, turėtų būti finansuojama iš valstybės biudžeto. Dabar noriu pasakyti 3 skaičius, kuriuos labai noriu, kad politikai išgirstų. Ką Albinas Tebera jau pasakė. Urėdijos per metus sumoka 15-16 metais panašų skaičiai buvo 68 milijonus mokesčių į valstybės biudžetą. Iš viso jų pajamos siekia 158 milijonus. Miško atkūrimui, apsaugai, tvarkymui, priežiūrai iš tų pačių gautų pajamų urėdijos išleido dar 58 milijonus, beveik 7. Galutinis mano variantas, ką Albinas Tebera pasakė, aš čia suskaičiavau, kad man išėjo 80%, nes aš truputį einamaisiais kirtimais nesąžiningai pasielgiau, neatmečiau kai ko. Tegu būna 3% paklaida, aš manau, kad docentas Albinas Tebera tiksliai suskaičiavo, nes aš nesivarginau. 77% grįžta į biudžetą. Parodykit man Lietuvoje nors vieną Lietuvos valstybės įmonę, kurios fondo grąža yra 77%. Atleiskit, aš tokių nežinau.
Dabar ką daryti? Taigi, ką daryti ir ką aš manau, kad reikia daryti? Pirmiausia, aplinkos apsaugos parengta ekonominė programa neturi jokio ekonominio pagrindimo. Nei politiškai, nei strategiškai. Jinai sugriauna per amžius nusistovėjusią ūkininkavimo sistemą miške ir mano atveju atrodo, kad tai yra visiškai klaidingas dalykas. Apskritai turiu pasakyti politikams štai kokį dalyką. Mane taip mokino ir aš manau, kad niekas nepasikeitė apie ūkininkavimo būdą miške. Jį riboja ir reglamentuoja 3 dalykai. Miško nuosavybės forma, gyventojų tankis ir reglamentuoja geografinės gamtinės sąlygos. Latvijos variantas tai yra ne kas kitas, kaip negyvenamai vietoviai, sunkiai pasiekiamos teritorijos, taigos arba, nesvarbu, kur jinai yra, Sibire, ar Kanadoje, ar Švedijoje, būdas ir modelis. Ar mes Lietuvą jau norime padaryti tokią? Aš manau, kad ne. Šitame projekte akivaizdžiai, kad turės ištirpti teritorinio pagrindų ūkininkavimo metodas, bus paverčiamas į visiškai kitą metodą. Į ūkininkavimą priklausomai nuo kelio. Kada nusitęsiau kelią, sukoncentravau kirtimus, keliauju kitą kelią tiesiu ir toliau. Jūsų žiniai šiandieną, gerbiami politikai, Latvijoje nėra nei girininkijų, nei eiguvų, nei urėdijų, nei miškūkių. Yra šiaurės vakarų regionas, miško ir rytų vakarų regionas. Ar mes pasiryžę atsisakyti Lietuvoje nuo Vytauto didžiojo laikų žinomos girininkijas, kurios iki šiandien yra išsaugotos tose pačiose teritorijose? Tai istoriniai motyvai. Dabar dar EPBO organizacijos reikalavimą. Jinai turi vieną pagrindinį reikalavimą. Nuo valstybės įmonių atskirti politikų kišimasi. Čia yra šventa tiesa. Visa kita yra išsigalvojimai. Gerbėmieji, tą ir darykime. Jeigu mes dabar aplinkos apsaugos ministerijai suteiksime ir savininko funkcijas, ir kitus akivaizdus interesų konfliktus, ir mano galva korupcija nemažina, o tik padidina ir nupigina karterinių susitarimų variantus ir atvejus. Kas toliau pasidaro? Toliau pasidaro kitas dalykas. Atseit vienos įmonės, atseit skaidrinimas, nupigins medienos kainą, tai reiškia urėdijų pajamos mažėja, atskaitimai į biudžetą taipogi. Ko mes siekime, nes privalomieji darbai tvarkingai patvirtinti ir juos privalės urėdijos vykdyti. Jeigu nebus urėdijų, tai yra klausimas, kaip tai daryti. Norėčiau pasakyti vieną tokį paprastą dalyką, taip kad žodis modernus, ekonomiškai pagrįstas, čia visai ne vietoj panaudoti. Dabar kitas dalykas. Smulkieji medžio apdirbėjai. Aiškiai, kai bus konsoliduoti tie, reiškia, aukcionai ir ruoša ir ranga, akivaizdžiai mažieji bus išstumti. Įgis didelį svorį įvertę stambieji, taip kaip nutiko Latvijoje. Latvijoje smulkaus verslo neliko. Išgirskite, gerbėmieji politikai. Taip, aš dar baigiu, bet aš dabar jums noriu pasakyti, o ką reikia daryti. Mano galva, pirmiausia, Lietuvoje turi būti depolitizuota visa valstybinė sistema. Valstybinių įmonių valdymo sistema. Depolitizuota. Antras dalykas, ką reikia būtinai padaryti. Lietuvos Respublikos, mano galva, Seimas turi įpareigoti vyriausybę parengti antikorupcinę programą miškų sektoriuje, kuriame turi būti numatyta sustiprinti ūkininkavimo valstybiniuose miškuose kontrolę, įdarbinant nors 3 miškininkus valstybės audito įstaigoje ir viešųjų pirkimų įstaigoje, tam, kad kontrolė būtų profesionali, sustiprinti STT ir prokuratūros veiklą tyriant piktnaudžiavimo atvejus. Mes labai aiškinam, kad labai neskaidru, bet dėja bylos tai teisme nėra nei vienos.
pagerinti, sustiprinti valstybiniai miškų tarnybai priklausančios kontrolės skyrių, vidaus auditą sugriežtinti, peržiūrėti generalinės miškų urėdijos valdymą. Mes turime sistemą beveik atitinkančią Lenkiją. Kodėl mes žiūrime, ką veikia švedai? Kodėl mes nepasižiūrime, ką veikia kiti mūsų kaimynai, lenkai ir vokiečiai? Dabar modelis Lietuvoje yra beveik lenkų. Pasižiūrėkim, kaip jie skaidrino procesą, kiek nedaug reikia ką padaryti. Ir aš turiu pasakyti, kad Lenkijoje generalinis miškų urėdas arba valstybinės miškų įmonės vadovas, kurį skiria aplinkos ministras, yra atskaitingas ir atsiskaito kasmet Lenkijos senatui. Ir ten sprendžiamas klausimas senate, didžiausio Lenkijos valstybės turto valdytojas, kaip jis dirba. Pas mus šito nėra. Aš manau, reikėtų padaryti. Prie generalinės urėdijos tikrai reikia įkurti valdybą. Manau, kad valdybas galima įkurti, pabaigiu, prie visų urėdijų ir tai procesą tikrai smarkiai užskaidrintų. Tikrai miškininkas dirbantis valstybiniai tarnyboje negali turėti privataus verslo susijusiu su miško mediena. Taigi, tas, kas prastūmė šitą reformą iki Seimo, mano galva, turėtų susidomėti Valstybės saugumo departamentas. Todėl, kad tai yra sistemos griovimas, tai yra neskaidrinimo procesas, o darimas dar neskaidriau. Ir aš labai palinkėčiau valstiečių ir ypač su pavadinimu žaliųjų partijai susimastyti vienu dalyku. Aš suprantu, kad jūs pastatė prieš faktą. Kažkas labai profesionaliai. Linkiu aš jums vieno dalyko. Pagalvoti, išgirsti, reiškia ne tik miškininkus, ne tik urėdus, bet ir kitus. Todėl, kad diskusijos negali neįvykti, nes valstybinio turto, didžiausio Lietuvos turto miško ateitis priklauso ne tik šiandieną, bet jis turi būti nesugriaunamas. Taigi viskas yra galvose mūsų ir aš manau, kad Seimas priims labai protingą sprendimą. Diskusijų yra. Aš matau tiesiog, kad reikia dar vieno alternatyvo projekto, kurį aš įsipareigoju per šitą savaitę. Vėluojame Žemės dienos minėjimą. Pabaigiau. Ačiū Jums labai už tokį energingą pranešimą ir tikrai manau, kad mūsų kaip politikų dabar užduotis, aišku, sudėti saugiklius, kad nenueitumėm privatizavimo keliu. Na, o dabar perduodu žodį Kęstučiui Mažeikai, jisai pakvies į Žemės minėjimo ceremoniją. Tai, mėly kolegos, informuoju, tik tai pasimkite savo leidimus, kuriuos turit, nes paskui reikės grįžti atgal į šią salę. Ir visus kviečiu į Žemės vėliavos pakėlimo ceremoniją, tai Nepriklausomybės aikštėje. Ir susirenkam čia 12:30 ir tęsime mūsų konferenciją. Turėkite asmens dokumentą su savimi. Labai dar norėčiau papildyti, kad laiku sugrįžtumėm 12:30, nes bus labai tokia oficiali ceremonija, mes tikrai pasveikinsim mūsų fotomenininkus, miškininkus.